Sveiki, dar viena siunta iš Temu. Neturiu truputį filmavimo sąlygų, tai bandau viena ranka filmuoti, o kita pakuoti, išpakuoti tiksliau. Taip. Pažiūrėsim, kas čia. Ai, daug žinau. Taip. Įdomus dalykas šį kartą atėjo. Taip sakant, buitinė technika. Tai dar pakirpsim. Antra dėžė ir trečia. Taip. Žiūrim, ką turim. Čia yra toks dalykas, nežinau, aš jums atskaidą paskui nufilmuosiu. Ale įdedat, pavyzdžiui, į kokią nors kibiro dugną šitą variklį. Čia toks, žinot, kaip skalbimo mašinoje būdavo, tose senuose, toksai vat sukdavosi varikliukas ir atseit skalbdavo. Tai va, tai čia šiuo atveju įdedat kur nors tą variklį, į kokią nors ten, tarkim, kad ir į kriauklės apačią, ar dar kur nors, ir jisai veikia. Ir jisai ten atseit imituoja skalbimo garsus tokius, va. Pasuka į vieną pusę, pasuka į kitą ir sustoja. Tai gal net parodysiu. Va taip, automatiškai 30 sekundžių, man čia parašyta. Taip, forward and reverse. Kažkoks pulsator pavadino. Taip, automatic clean forward rotation for 30 seconds and reverse rotation 30 sekundžių ten, 30 sekundžių ten atgal sukasi. Taip, kas dar čia pridėta? Ai, čia vat su šitais tvirtinasi prie, tarkim, nežinau, prie kibiro dugno, kur sugalvosit, ten galite įdėti. Žinot, kaip atidarot, tarkim, seną skalbimo mašiną atidarot ir jie apačioje matot šitą dalyką. Nežinau, kiek iš čia skalbė, kiek iš čia neskalbė, bet... Ai, va, parodyta, žiūrėkit, kad įsivaizduotume. Matot, nupieštas kibiras. Ir... Čia persijungs, gal į makro nepersijungia. Tai va, nupieštas kibiras ir, žodžiu, įdedat. Čia netgi tvirtinamas prie kibiro šono. Ir tipo skalbė. Bet čia, žinot, čia reikia išmėginti, aš abejoju, čia skalbė, bet kokias ten 5 kojines įmest galima, gal, tikiuosi. Nes internete daug kurie veikia ir neveikia, man buvo tiesiog įdomu pažiūrėti. Tai jeigu ne, tai bent turėsi variklį savo. Taip, čia žiūrėkit yra ale mini dulkių siurblys. Taip, jisai turėtų turėti va štai šitos 4 priedus. Čia dabar aiškumai nesuvoja. Taip. Ir lengvas, stiprus, easy to move. Ir net filtrą turi. Suction, blowing, compressing. Tai jisai turi dvi funkcijas. Viena pučia, kita siurbė. Faina, ne? Geras. Dabar čia į mane pakankamai stipriai. Ir čia siurbė. Žinot, pavyzdžiui, išsiurti iš kokius nors smulkius daiktus visai nieko. Taip, tai čia kaip supratau. Tai minutėlę. Va, žiūrėkit, įsideda taip, jeigu laikysite taip, tai jisai pūs. Oi, va, matot.
O iš tos pusės jisai siurps. Iš tos. Nu, fantastika. Ir čia turbūt, čia tas filtras kažkaip nusiima. Jo, atsisuka. Nu, žodžiu, netrauksiu dabar. Taip, ką jis čia dar turi? Aha. O kaip čia uždėt? Neaišku. Taip, ne taip. Aha. Supratau. Taip, jeigu, tarkim, reikia va. Reikia išsiurbti iš kokių nors tarpų. Kai išsiurbti iš tarpų, va, šitas labai padeda. Tai pamėginsim. Tai. Traukia tai normaliai. Čia jau prilipę ten. Bet jo, iš baldų kur nors ištraukti. Visai gal ir nieko. Taip. Pasikrauna. Tarybos USB kaip visada. Nu, fantastika. Taip. Ir paskutinis aparatas, jau visur matė turbūt, jau tikrai negalėjot niekur nematyti. Tai masaž gun matot. Taip. Ir su 4 priedais. Tai pasižiūrėsim, kas čia. Nu, va, toksai. Čia visų reklamuoja ir Amazon, ir ten, ir visokių dydžių, ir ten priedų, ir taip toliau, ir panašiai. Oi, koks sunkus. Svorio yra. Taip, kaip jisai čia veikia, turbūt tai paspaudžia. Ir jisai turi vibruoti ar kažkas tai, ne? Ai, čia turbūt rodo baterijos lygį. Tuoj mes įdėsim priedai kokie, žiūrėkit, 1, 2. Kas jais daryti? Čia tai jau reikės instrukcijas skaityti. Nu, neblogai. Nežinau, kiek veikia, kiek neveikia. Čia kažkos apvalus. Tai pabandykime įdėti, kaip jis įsideda. Paprastai turbūt, ne? Nežinau, kaip įsideda. Paprasčiausiai įsistumia. Taip, nu. Turbūt reikia palaikyti. O. Ai, čia yra, žiūrėkit, dar reguliuojasi taip pat lygiai. Oi. Žiūrėkit. Jisai kažkaip, jeigu prispaudžia daugiau, jis pradeda labiau stipriai, labiau intensyviau veikti. Žiūrėkit, prispausiu. Tarkim, jeigu prie kojas. O! Bet aš taip nenoriu, pažiūrėjau. A, čia jeigu lengvai laikot, o jeigu daugiau prispaudžiu, žiūrėkit. Ai! Nu, įdomiai. Ok, tai ką, aš nuorodą įdėsiu. Galėsit pasižiūrėti visos šitos dalykus. Kaip jie veikia. Tai gerai, iki kitų kartų.